Aš vienas brutaliausių ir geriausių ir stipriausių šios kategorijos kovotojų Lietuvoje visoje istorijoje. Aš čiulpambibuk. Gerai. Noriu dominuoti pasaulį, noriu būti geriausias šios kategorijos kovotojas. Ačiū. Aš lietuviškas Lebronas Džeimsas. Aš pasiruošęs dominuoti metai iš metų. Tai kad pasiruoškit mane mėgti, nes bus tiesiog ilgoj perspektyvai protingiau atrodysi. Su to mes su tavim ir skiriamės, kad tu esi laižytuvas, o aš esu kovotojas. Koks čia ir priešas, žinai, čia labiau vakarienė tiesiog. Čia labai jau sureikšmino į priešas kažką. Aš matau čia tiesiog kaip kepsnė. 3 raundus po 3 minutės. Kovai teisėjauja the referee of the fight, Edwin Strykit. Any questions? No questions? One question. Are you scared? Kova be abejo pagal kickbokso taisyklės. Profilio varžovas žemesnis už įtačių turintis labai stiprius smūgius. Ir Krilavičius metasi į priekį, spaudžia vyriškį prie virvių. Krilavičius žaidė tos psichologinius žaidimus. Nepatogus, labai nepatogus atrodo Krilavičius bent jau pirmajame raunde. Kol kas ieško stiliaus Dominikas Dirkštys. Kažkova kur kas pigesnė, nei mes galėjom tikėtis. Rinka, dar ir jėgų faktorius gali būti labai svarbus šioje kovoje. Daug stiprių smūgių Krilavičius. Ir galinė ranka prasimeta dabar. Wow. Labai įdomu ir nes tokie bandymai, aišku, jie reikalauja nemažai jėgų. Vis vien priemi Krilavičius tik puikiai sureaguoja. Viską šioje kovoje. Jeigu Raimondui galbūt būtų užtekę laimėti šitą kovą, tiesiog laimėti šitą raundą. Toks scenarius irgi įmanomas. 1 taškas atimtas. Čia dar tikrai ne vakaras. Spaudžia, Raimondas Krilavičius nusilenkė nuo Dominiko Dirkščio. Iš apsisukimo pataiko ir Dominikas, dabar jau korpusą jis. Labai stiprus smūgiai. Ir nepaleidžia vienas kitą, na čia. Varza pastuksiamas. Dega Krilavičiaus akis. Liepsnoja, netgi sakyčiau, Raimondas. Va čia yra tas charakteris, kodikojas gana už tai jo metikai. Prasimeta, bet pataiko priekinai, vėl pataiko. Puikus Krilavičiaus smūgiai. Ir galinė, limpa galinė, nusilenkė Dominikas, jo. Tikrai, puikiai. Gynėsi Raimondas Krilavičius, neleido dominuoti Dominikui Dirkščiui, stabdė jį. Kas žino, aš esu dziudo imtynininkas. Pound for pound, bičias, tikrai nebuvo man labai sunku. Sergejus, Dominikai, eitum su Sergejum galvą nuplėšti. Papasakok, kas bus. Kad tu esi laižytuvas, o aš esu kovotojas. Vat tu mes ir skiriamės. Ir tas laižytuvas nulaižė visus, kurios davėt iš savo klubo. Ir ateina laikas ir tau. Vyrai, man atrodo. Pasaulį, noriu būti geriausias šios kategorijos kovotojas. Pajuto Dominiką, pajuto tą smūgį ir ten žino, kad savęs
atėjo į praeitą kovą, jaučiu, kad ir šį kartą dega ir labai jaudinasi. Nusteikia draugiškai ir kovingai abu kovotojai. 5 raundai. Priminsiu. Lengva. Prasileido dabar Dominykas Dirkstys. Jeigu man kartu suklydęs trečiajame raunde, atrodo šiame klysta jau ir pirmajame. Dominykas Dirkstys. Atrodo, kad tikrai apsigynė. Pataikė dabar irgi koviniam blogu. Bandymas kelti koją iki Dabar labai protinga Dirkšiui būti antruoju numeriu 5 raunde. lemiamajame raunde ar apskritai jam turėtų būti antrų numeriu. Nes gali tai pažiūrėti, jisai kiek savotišką minutę. Tikrai taip. Kai smūgių kiekis būna vienodas, teisėjai tikrai tada žiūri. Dėl smūgių kiekio dabar Mindaugas Narauskas irgi skaičiuos greičiausiai moka. Taip, jeigu viskas atsieina ties to, kas dirbo pirmų numerių, kas spaudė, kas ėjo į priekį, o kas atsitraukinėjo, tai gali būti vėlgi dar viena labai lemtinga klaida Dominykui Dirkšiui. Dirkstys ringo kampe, apsigina. Mindaugas Narauskas, 20 sekundžių. Tiesus spyris, Dominykas Dirkstys. Salė kojų visi laukia vėlgi, argi bus dar vienas knockdownas. Ringo kampas ir paskutinės kovos sekundės. Penktojo raundo pabaiga. Ir UTMA kickbokso čempionas, mėlynasis kampas, Mindaugas Narauskas. Šios kovos laimėtojų ir UTMA čempionu. Jam diržą įteikė UTMA kūrėjas Viktoras Gesas. Salė išprotėjo. Dominikas negali tom patikėti, tikrai galvojo, kad padarė pakankamai, kad laimėtų tą kovą. Aš vienas brutaliausių ir geriausių ir stipriausių šios kategorijos kovotojų Lietuvoje visoje istorijoje. Aš suplėšysiu jį, aš sunaikinsiu, aš padarysiu taip, kad jisai neatsikeltų nuo grindų. Žiūrėkit, Muay Thai federacijos teisėjas, Muay Thai, viskas aišku, kam davė kovą. Galim einam Mindaugui dabar, be raundų kovojam, kuris kurį nujungs iki galo. Einam iki galo, kuris kurį nujungs. Aš nusipelniau šito diržo, aš esu ateitis. Darom kovą iki Nikodeiną. Aš gerbiu tave kaip kovotoją, bet tu nebuvai šiandien geresnis. Tu šiandien nebuvai geresnis, šią kovą aš laimėjau. Visi tai matė, tu buvo pavargęs. Kas čia per kuinę? to mes su tavim ir skiriamės, kad tu esi laižytuvas, o aš esu kovotojas.